Tai va, žodžiu, apsišopinam. Nuostabus automobilis su ženkliuku, 4 varantis ratai. Op, šitaip. Žodžiu, iš Amerikos, labai nestipriai daužtas, kaip galvojau prieš perkant. Va, 3 cilindriukai, 1.6, 4 varantis. Čia viskas gražu. Na, tada ateinam čia. Čia va, labą dieną. Tai žodžiu, truputį buvo bumtelimas į ratą. Ratas, kita dalis rato. Nu, ten turbūt daugiau dalių rato. Bet žodžiu, jo, tai svirtis, kur tas svirtis valiojasi. Va, svirtis kokia nuostabi. Čia va, iš traversų išplyšo. Žodžiu, visą susukta, išrauta iš traversų. Pusašis buvo išsinėręs, tai viskas tvarkoja, iš pusašį, žodžiu, ištraukiau. Pažiūrėsim, ar ten kažkas gerai. Čia tikėjausi, kad bus labai daug damedžių, bet nėra. Čia tiesiog va pabrozdinta, tai čia viskas labai fainai, bet yra traversas tas suniokotas. Va, kaip per linko. Tai va, pagrindinė bėda, kad reikia naujo traverso. Dabar aš nežinau, nu ir šitas va palinko. Čia jeigu matosi, va matosi šiek tiek. Tai žodžiu, šitą visą patempt reikia. Čia biškį patempt reikia. O šiaip kūrėsi, ką tik buvom užkūrę, viskas gerai. Durų reikia naujų. O daugiau, ką žinai, nu ir čia toks keistas damedžas, nežinau, čia matyti stulpas kažkoks užkrito ar kažkas. Bet overall visai patenkintas, užsikūrė, rida 7400 mylių, 23 metų, Toyota GR Corolla. Tai va, ratai, iš tikrųjų norėjau vieną ratą nupirkti, nes mačiau jau nuotraukose, kad tas šiek tiek nukentėjo. Tai gerai, kad nepirkau, nes šitas nukentėjęs, šitas labiau nukentėjęs. Nu ir tada važiuojam į galą. Čia va, iš tikrųjų dar matyti aukcionai jie kažką pastumdė, bet čia nusipoliruos. Ir tada šitas visai stipriai nukentėjęs. Toks. Tai gerai, kad nepirkau tų ratų, žodžiu, reikės kažką randam užmauti. Nu ir va, dabar žiūrėsim, ar Toyota yra apgavika ir ne, nes pagal dalių kodus, tai ta apatinė svirtis sulankstyta yra unikali šitam modeliui. Aš tuo šventai netikiu, nes čia yra Toyota. Tai pabandysiu nupirkti nuo paprastos Corollos šitą svirtį ir pažiūrėti, ar jinai tinka. Aišku, dabar kai traversas suknežintas, nežinau, už ką pažiūrėsiu, nes nors gal tos tvirtinimo vietos, nors ne. Ne. Tai žodžiu, reikia traversų. One eternity later. Labą dieną, turim antradienį, kadangi Neriaus nėra. Šiandien prasivežiau gėrybių. Op. Tai biškį pajudėsim prie Corollos. Truputį matosi, kad kreivokas. Reiks nusuk dar šitą, nes panašu, kad ant visokių dalykų nėra. Aišku, stabilizatorių dar taip pat, nes šitas yra visiškai plikas, nieko ant jo nėra. Tai va. Eventually. Nu va, biškį pasivaliojau. Žodžiu, naujas traversas viduj. Kaip čia buvęs. Neįtikėtina, bet lonžeronas nepaės. Viskas susisuko. Žodžiu, traversas ir šita va dalis. Šita dalis iš tikrųjų sveika. Va šitas va mažulis, matosi va pasilenkęs ir viskas. Nes čia viskas va atsisuko, tai va prisisuko, atsistojo vietas be jokių problemų. Negalėjau patikėti, žodžiu, viską susukau. Nu taip, švelniai susukau, sakykim. Dėl to, kad dar pasikelsiu, kai ant keltuvo, tada susuksiu viską iki galo.
Dabar čia apatinės svirties irgi neįdėjau kaip ir anoj pusėje, jinai dar liko ten ant traversų, kurio aišku nesimato, nes jau naktis. Tai va, šiam vakarui matyti tiek, o kitą kartą radysim saloną, jeigu gausim svirtį anos pusės, tai surinksim, pastatysim ant ratų, o tada jau važiuosim ant keltuvo. 3 weeks later. Prasileidau nuo Toyotos. Visai nieko. Iš tikrųjų viskas nepatiko. Negaliu meluoti, nepatiko experiences. Stogo oro pagalvės laikosi ant labai durnų klipsų. Privargau aš su jais kaip reikalas, bet rezultatas yra išluptas visus oro pagalvės sprogusius. Oro pagalvių kompas, kuris gyveno. Va ten va nuo pačioj. Tada išlupti saugos diržai, buvo ta proga ir išluptos kėdės trumpam. Žodžiu, viską išlupau, ką reikėjo. Tai dabar vešim ką remontuoti, ką pakeisti. Ir tada, čia viskas sutvarkyta. Važiuoklė vietoj, turiu šiaip naują mortiką, bet dabar nedėjau ant keltuvo, pasikėlęs pasikeisiu šį. Į greičių dėžę tepalo nepyliau, nes nusipirkau salniko, tai reikia užsisakyti salniką. Tai va, o iš toliau kas lieka, tai patampyti čianais, nes čianais truputį matosi va įlinkę. Ir ką žinau, tada keist duris, keičiamas dalis. Ir surinkinėt. Tai šiandienai tiek. Nulupau duris. Duris ten, naujas ten ir turim tokią situaciją. Čia 2 varžtai vyra, čia irgi 2 ir vienas, kaip matot, liko čia. Tai va, šitą problemą reikalauja virinimo arba šito dalyko, nes tas varžtas truputį klyba. Aš tikiu, kad galiu pasinaudoti karštais klijais ir atsukti, tai pabandom. Gerai, kai jau lašas, tai ženklas, kad viskas gerai, ne? Na, faktas. Tu įspausk gal stipriau kažkaip, ne? Man atrodo, tas metalas tiek šaltas, kad jis... Jis iš karto atšaldo ir dėl to jis nesiklijuoja, matyti. Na. Eina savo. Tikrai pasukom. Pasukom? Ja. 12 seconds later. Spurtu. Teks, tai teks. Nes va sukasi taip. Sukasi tarsi labai lengvai. O. Žodžiu, be metodų ir rezultatas pasiektas. Priderinau prie mašinos vyrius baltus.
šito taip nepavyks atkabinti. Taip pavyks. Gerai. Tai čia apatinis. Čia viršutinis toks. Tobulas tarpas. Ne, rimtai. Iš tikrųjų gerai. Net keista. Ir spalva irgi. Prašau. Labą dieną, tai iš naujo pažiūrėjau Toyota. Ištraukiau pusašį ir ištraukiau tą sužalotą salniką. Kur aš jį numečiau. Kažkur čia valiojas. Ai va. Tai, žodžiu, čia truputį išniekinau aš ir pats. Bet man atrodo, jo, šita va pusė, fokus. Jo, čia buvo sužalota iš anksto, o čia jau aš išiminėdamas sužalojau. Tai va, laukiu, kol atveš naują, nes pamiršau apie, pats atvažiavau su Alfa. Tai va, tą progą, kol laukiu, tai pasikeičiau apatinį šarnyrą. Va, senasis, žodžiu, kaip matot, jis neturėtų toks būti. Aišku, matyt, galima ištiesinti, bet, nu, kiek šarnyras kainuoja, lamylę kažkokį nupirkau. Tai jo, tuoj turėtų Paulius atvažiuoti. Ten, kaip matot, varžtas šitas nedasuktas. Vairo kolonėlės varžtai nedasukti ir panašiai. Tai, žodžiu, čia niekas tvirtai dar neprisukta, nes norėjau ant keltuvo pasikelt. Ir viską prisisukti iki galo. Tada dar, nežinau, ar amortikas geras ar ne. Tai kol kas šią sekundę nekeičiu. Po to gal pasikeisiu, nes šiaip turiu ir amortiką kitą. Einu į garažą, dar paieškosiu, ką aš ten nupirkau, nes nupirkau 1000 dalių ir dabar jau net nebežinau, kas tas 1000 dalių. Tai va, pusašis čia, laukiu salniko, sudėsim, įpilsim tepalo į dėžę per šitą varžtą. Nu ir pabandysim test drive'ą. Su Paulium truputį darbuojamės, Corolla ruošiam pirmam test drive'ui. Tai jo, atrodo jau viskas plius minus padaryta. Tai va, nuėjom galinį ratą, keičiam ratus, kad būtų visi vienodi, nes padangų aukščiai nevienodi. Nors ir nauji ratai 8-likiniai, kaip ir senieji, bet seni matosi biški gavę ir padangų aukštis skiriasi. Tai va, tai nuėjom galinį ratą Toyotai. Ir labą dieną, originali rastavkė. Tai va. Pas mus techų šiaip nepraleidžia su rastavkėm, tai nežinau, kas būtų per techą, jeigu eičiau su originaliom rastavkėm. Gali būt, kad sakytų, ką čia užsidėjai, bet jokio Toyota štampo nėra. Nu tai nežinau, ar čia paeitų, ar ne, bet būtų labai smagu su visiškai standartinė gamyklinė mašina, nepraeičiau techą. Tai va, tuoj uždedam ratus, įpyliau tepalą į dėžę, jo pasirodo trūko nedaug, pakeičiau tą salniką. Naujas salnikas labai brangus. Palei 50 eurų gal, žodžiu, nenormaliai brangus. Tai va, bet buvo supakuotas tokiai fancy dėžutėj, kad neįtikėtina. Tai matyt, už dėžutės daugiau susimokėjau, negu pats salnikas kainuoja. Kur aš tą dėžutę numečiau, jau neberasiu. Ai, ne, va. Tai va, tokia nuostabi dėžutė salniko nuo Toyotos CHR, bet vis tiek kažkodėl kainuoja 50 eurų. Bet žodžiu, jo, tuoj žodžiu patvarkom, čia matot. Hamutais prisegėm, kad niekas nenudėktų per pirmą test drive'ą, nes bamperio nedėsim, sparno nedėsim, tiesiog važiuosim kaip yra. Ir kaip jau matėte seniau, durys užmestos kitos. Tai va, judam. Nu va, sėdim ant neprisuktų kėdžių, be saugos diržų, safety third. Žodžiu, čia salone va mėtusi dalykai, ten bagažinė va kaip atrodo. Stogo apdaila nesudėta, nors šiaip turiu stogui viską sudėti, bet nedėsiu, kol neįsitikinsiu, kad oro pagalvės nešaudu, šitas irgi va, toks maba diena. Bet, nu, pažiūrim, ar Toyota kursis be airbagų kompo. Communication module failure detected. Please contact your dealer. No shit. Ok. Žodžiu, labai daug visokių klaidų. Anti-lock brake system malfunction. Šiknos pašildymas veikia jau iš karto įjungtas. Žodžiu, dirbė, gerai. Serija perduodu jums kamerą. Taip. Vėl norėjau
Ant stogo neužvažiuok. Gerai, stabdžiai yra, važiuoja. Sankaba tai tokia labai. Okei. Čia amortizatorius mano. Į vietą grįžo, ne? Nu, reiškia, jis kažkur. Girdėjai? Nėra geriausia garso izoliacija, kai pusė salonų nėra. Be durų. Nu ką, žinau. Gal gerai, toli nevažiuosim. Čia, nes nėra ilgas didelis kiemas. Atrodo kieta važiuoklė visai. Nežinau, kokį čia mes drive mode. Dabar ant sport. Dustum. O čia ką reiškia? Čia paskirstimas į galą? Jo, čia paskirstimas į galą. Šiaip tai važiuoja viskas. Ok. Valau. Pas. A few moments later. O drive modas sport.